Tuoj aš jį sutvarkysiu, nes taip pat leisiu pasakyti žodį. Giedrius su mumis rekonstravo partizanų uniformą. Čia reali? Ta prasme, tokia, kokia buvo. Šiaip tai, ne šiaip tai, bet iš tikrųjų visiškai iki detalių, netgi iki siūlų, medvilninių siūlų to laikotarpio buvo naudojami, atkuriant, viską sumodeliuojant, sukonstruojant, netgi lekalų gamyba, pasiuvimas, technologinis pasiuvimas to laikotarpio, kas dar prieš tai buvo išmokstama konstrukcija to laikmečio, kad pagaminti Frenčiaus sukirpimo mundurą. Tai iš tikrųjų tai jo, daug detalių yra autentiškų. Nes jeigu kalbėsim apie šitą kostiumą, tai jis yra to laiko maždaug tarpukario munduras. Tarpukario munduras, paskutinės Lietuvos kariuomenės pagal įsakymą išėjęs munduras. Jo pavyzdys yra, kada buvo pamažinta statė apykaklė, su atverčiama dabar apykaklė, yra jau ir apykaklės antsiuvai, lelijos, stilizuotos lelijos, žiedo formos, nebe trikampėliai, o visa kita tai taip išlaikė, išlaikyta, pavyzdžiui, kišenės uždėtinės, antkišniai, antpečiai, bet pakeitė būtent dėl karininkų prašymų, nes jau ilgą laiką buvo prašoma, kad netrintų kaklų karininkams, kada jie, sako, žiauriai nepatogios tos aukštos. Tai vat jau buvo prieinama prie viso Europoje tos mados karinės, jau buvo čia irgi į tą, nes kitose šalyse jau buvo ta nuleista. O čia kurio Lietuvos regiono partizanų uniforma, jie truputį skiriasi nuo krašto? Skiriasi antsiuvais, pareigybiniais ženklais, tai jeigu čia yra konkrečiai Dainavos apygardos. Čia būtent, kur ir esame Pietų Lietuva. Taip, Kazimieraičio rinktinė. Ir būtent su išskirtiniais pareigybiniais ženklais, kaip šiuo atveju matome, kada yra žalia juostelė, tai yra rinktinės štabo pareigūnas. Ir su trispalviais trikampėliais. Trispalvės, tai yra Lietuvos trispalvės. Tai čia yra unikalus dalykas, Dainavos apygardoje buvo pagal įsakymą, sudokumentuota, kitose apygardose nebuvo taip smulkiai. Tai šiuo atveju tie pareigybiniai ženklai, kad atskirtų kokias pareigybės atskiria, ne tik pagal laipsnį, ten sakykime, nes ne visi partizanai buvo tarnavę kariuomeniai, tai netgi ir pagal įsakymą negalėjo dėvėti, pavyzdžiui, jeigu antpečiai nebuvo kariuomeniai ir laipsnis netitinka ir negalėjo dėvėti tokių laipsnių. Kai šiuo atveju yra puskarinkio laipsniai. Ir kepurės, nes, pavyzdžiui, vakarų Lietuvoje bent jau nuotraukose aiškiai matosi vokiškos stiliaus truputį kitokios kepurės negu šitos. Jeigu imant visą tą, tai labai įvairiai būdavo. Pavyzdžiui, ir Aukštaitijoje, Algimanto apygardoje net yra išėję brėžiniai, konstrukciniai brėžiniai, kur grynai pagal vokiškos kepurės pavyzdį buvo siūloma ir naudojama. Nes ir siūloma ne tik, kad likusias nuo vokiečių naudoja, bet ir pasisiūdavo. Bet nėra to tokio, kad, pavyzdžiui, pas juos ten tik vokiškos, pas kitus ten lietuviškos. Tai iš tikrųjų įvairių buvo. Tarpukario Lietuvos civilės su lietuviškom tarpukario kokardom arba darytom partizanų jau kokardom, vokiškos, netgi ir sovietinės kepurės, kur net matom su žvaigždės paliktos trofėjais. Tai jos labai pasinaudodavo netgi tokiam diversiniams dalykams, kada eidavo ir apsimesdavo NKVD, paimdavo, pavyzdžiui, tam tikrus sandėlį kokį. Tai daug tokių niuansų yra, kur nėra apibrėžta, kad būtent ten vakaruose. Turbūt ir negalėjo būti, nebuvo ryšio, nebuvo nieko atskiri būriai. Na, aš turiu savo versiją, aišku, nežinau, kiek tikra, kodėl paplito vokiškos stiliaus kepurės, nes pagrindas buvo desantininkai paruošti Vokietijoje. Buvo tas tiesa ir jeigu... Čia apie vakarų Lietuvą kalbant. Jo, ir imant jeigu Aukštaitiją, pavyzdžiui, tai irgi ten ir Monte, tai vienas iš tų, kur matom netgi nuotraukose, kur sunku atskirti, ar čia Monte, ar čia tardytoje slapyvardžių partizanai, kur kai kurie maišydavo netgi. Tai, bet jeigu žiūrint, pavyzdžiui, šnekant, kadangi esame Dainavos apygardoje, tai Dainavos apygardoje jo pagrinde buvo lietuviškos, bet kas išskirtinai, tai buvo vokiškų piločių. Ar
nuo policijos likusių vat, gaudavo. Gal sandėlys buvo su ginklais palikti, nes vokiečiai palikinėjo, kaip ir Baltarusijoje vakarų, taip ir Lietuvoje, apie ką mažai kalbam, ginklų sandėlį. Mes galim ir prieiti, kad nemeluojam, mes galim ir parodyti, nes yra nuotraukos, puikus leidiniai, surinktos fotografijos, Daliaus Žygelio. Tai kaip šiuo atveju ir matom, pilotė, Dainavos apygarda, vadovybė, būtent šitas laikotarpis, kada yra pareigybiniai ženklai, irgi trikampėliai, su atžymėjimais, narsumo juostelės, saugumo, beretės, atsiprašau, ne juostelės, o beretės. Tai šiuo atveju irgi matom pilotę, kuri yra vokiško kirpimo. Ir aišku, begalė yra ir kitų fotografijų, kur galima ankstesnėse. O dabar palaukit staigiai, taip, čia reikia matai, labai greitai, bet yra, va šičia, radau kaip tik, Olgevičius, Dzūkas, čia pati pradžia, čia yra maždaug 47 pradžia. Ječys, jeigu neklystu. Ječys Ažuolis, Adolfas Ramanauskas Vanagas, adjutantas Adolfo Ramanausko Vanago Perminas, tai irgi su pilotė, vokiška pilotė, pas Dzūko Pilikevičius irgi vokiška pilotė, pas Vaclovą Voverį Žaibą taip pat vokiška pilotė. Tai, jie turėjo sutapo. Vėliau jau sunkiau buvo, jau labiau buvo lietuviškos, labiau matai net ir Vaclovas Voveris Žaibas su lietuviška kareivių kepurė. Tai buvo šaulių uniformos, netgi muitininkų nuotraukose matosi. Pareigūno uniformą rado ir naudojo, nieko nepadarys. Taip, visiškai. Bunkerį. Kaip reikėjo gyventi bunkeryje su kostiumu? Nes, tarkim, nebuvo termorūbų, nebuvo specrūbų, nebuvo visų kitų daiktų. Gražus kostiumai, realiai paradiniai. Jo, gal netgi jeigu taip žiūrint, gal vizualiai, kada darai ekspoziciją visą laiką žmogui, žiūrint aiškiau tą informaciją perduot, kada yra estetiškai labai švarus, gražus kostiumas. Pavyzdžiui, kai šičia matom surestauruotas dalis, patepimus, atkuriant moters partizaninės formą, tai grįžtant prie mundūro, tai taip, jie būdavo labiau paplyšę, labiau ištepti, tokios sąlygos, jos sudėtingos, netgi ir bunkeriai, aišku, jos nusirengdavo, bet nebuvo taip, kaip galvojama, kad, pavyzdžiui, tik tai nuotraukose jie apsirengdavo uniformas. Taip nebuvo, ta prasme, neturėjo atskirų spintų, kad važiuojam fotografuotis, reikia spintos pasiimti, viskas būdavo su savimi. Tai tas, kas turėjo, ypač Dainavos apygardai, tai pagal įsakymą net yra išleista, kad dėvima Lietuvos tarpukario uniforma arba trofėjų uniforma. Su partizanų ženklais skiriamaisiais. Ir su tam, sakykime, jeigu buvo karininkas ar karys, skiriamaisiais pareigybiniais ženklais, laipsniais. Tai išlaikydavo ne tokias gražias, bet, pavyzdžiui, gaudavo visiškai naujas. Net ir atsiminimuose, skaitant Adolfo Ramanausko Vanago dienoraštį, kur aiškiai parašyta, kad gauta visiškai nauja uniforma. Aišku, labai gaila, kad jie detaliau neparašė, pavyzdžiui, kokios kariuomenės rūšies, o dėl ko svarbu. Nes mums paprastiems žmonėms, kas nelabai domisi uniformom, pavyzdžiui, man kur domiuosi, tai man tie kantukai tai yra duota, nes šiaip mes kai atkūrinėjai, tai tu nardai juodoje, baltoje ir pilkoje masėje tarp nuotraukų. Nėra spalvotų ir tu turi tuos gantukus nustatyti, o tie kantukai, ką turiu omeny, tai būtent šitos vietos, kur labai plonėja antpečių kantukai ir būtų labai, pavyzdžiui, kai švarkui atnešė Adolfo Ramanauskui atnešė švarką, ne? Bet ir parašė tik tai atnešė švarką. O jeigu parašė, pavyzdžiui, atnešė techninių dalių, tai tu jau žinai, kad, pavyzdžiui, nuotraukose pagal metus atseki, kad ten yra raudonas kantukas kariuomenės, nes techninės dalis buvo su raudonu kantuku. Arba artilerija juodas kantukas. O ką reiškia šitą raudoną juostelę virš kantuko? Šitą juostelę, raudona juostelė, tai yra sužeidimas. Ir pagal įsakymą 47 metų išleista būtent partizanai turėjo nešioti sužeidimo juosteles, kas šiaip stebint nuotraukas, jis jau neužfiksuodavo. Bet kai perskaitai tuos įsakymus, pradėjai ieškoti, žiūrėti nuotraukose, kur yra, ar įmanoma pamatyti. Ir iš tikrųjų įmanoma pamatyti. Ir Vaclovas Voveris Žaibas, aš jums parodysiu. Yra. Ir būtent aiškiai surašyta, koks storis, koks ilgis juostelės turi būti, kiek jinai pakilus nuo rankogalio. Taip tiksliai ir taip kartais pagalvoju, tais laikais 47 metai mes čia turime, jau po karo.
taip viską sužymėti ir surašyti ir kad naudojo, tai čia yra unikalus tas laikotarpis, todėl vat, aš jį ir pasirinkau, kad būtent 47. Čia būtent 47. 7 galas ir 48 irgi pabaiga, kada jau taip vat, nešiojo vat, tos nuotraukos, kurių mes žiūrėjom, tai būtent tas laikotarpis, kur tikrai matomi tie trikampėliai. Vėliau jau buvo paprastinama, nes ir žodžių daug ir mažėja visko, bet iki to tai visiškai. Tai vat jeigu pasižiūrėsim dabar apie tą sužeidimą, vat ir čia va, atkreipsim dėmesį, kad va šičia vat ir matosi. Juodai balta, bet yra aiškiai matoma juostelė. Tada, vat, kaip minėjau, Vaclovas Voveris žaibas sėdi šalia ir va, išskirtinė tokia juostelė yra irgi sužeidimas. Tai čia irgi unikalus dalykas, kur šiaip atrodo žiūri, krūva kloščių. Na, toks tiesiog, nežinai, nepamatysi. Bet vat naudojo, ir vat kaip įrodymas, kad naudojo ne tik nepareigybinius ten ženklus, nešiojo, bet ką jau, partizano antsiuvas, tai savaime aišku jau dėjimas, bet yra ir pareigybiniai ženklai ir dar net sužeidimo juostelė. Tai kitur, pavyzdžiui, kur vat, kaip žalia yra šita juostelė, ne, kad kaip rinktinės štabo narys, tai taip pat ir fotografijose yra. Tu gali vat pamatyti, du aiškiai matosi sėdi partizanai fotografijose ir yra po pareigybiniais trikampėliais. O čia va tas mažas pliukšniukas, žalioje juostelė, tiek šito partizano, tiek va, šio partizano. Yra taip įsigydymus, tai išvis. Matai viską ir tada dar džiaugiesi, kad atradai tą dalyką ir kad gali gyvendinti, kad čia nėra tavo fantazija, čia yra realūs dalykai. O saugumas naudojo šitos skiriamosios ženklus identifikacijai, hierarchijos nustatymui? Apie rusus kalbant, apie čekistus. Diversijoms įvairioms? Ne, ta prasme, gavai nuotrauką ir tu žinai žmogaus rangą. Ar tai būdavo nustatoma? Abejoju, ar jie žinodavo dėl šitų trikampėlių. Vėliau kažkaip ką suimdavo, tai paaiškindavo. Aš manau, žinojo šitą dalyką tikrai. Tai tikrai tarpukarį merkinė turėjo. Ta prasme, tai nebuvo užsimaskavotas. Slaptas, tai buvo normali kariuomenė su visais regaliomis. Visiškai, su visais ženklinimais, pareigybiniais ženklais. Čia sakau, žiauriai unikalus dalykas, aš kitose apygardose buvo, bet nematau, per mažai fotografijų, čia nemažai, kur tu gali mes pirštų ir sakyti, aš čia nesugalvoju. Aš čia tikrai yra tie trikampėliai tiek pas Vladą Franauską Vanagą, tiek pas Vaclovą Voverį žaibą. Stotyninko ir istoriografo Gintaro Ručinsko viskas realiai egzistavo ir istorija, nuo Dainavos raida iki Lietuvos legendos. Mums labai yra svarbi pokario partizanų, tai irgi įmant net tik tai Dainavos apygardą. Vieną apygardą. Tai ir kitose yra kiti dalykai, kurie irgi skiriasi, pavyzdžiui, net ir narsumo arba uolumo beretės. Tai vat, pavyzdžiui, bus sunku dirbti, manau, 45 minutės. 18 val. Čia scenoje prasidės koncertas, jį atidarys partizanų dainomis, Judita Ikaselienė iš Varėnos, po to Bardo Romo Nežinavičiaus koncertas ir 19 val. Lietuviško folkloro vyrų grupės Ugniavijas koncertas. Mes taip pat išdalinsime bukletus su dainų tekstais ir bus galima kartu dainuoti, pritarti. Tarp dainų bus atliktas Dainavos partizanų apygardos himnas ir dainas skirta merkinės mūšiui, kurią taip pat minime 80-metį. Taigi programa įsibėgėja, čia netrukus 15 val. Žygimanto Buržinsko paskaita yra būtent šitie beretės, jos mažytės, bet yra pas daugumą partizanų vadėvė. Apdovanojimai, čia yra labai svarbu, tuo metu jam buvo žiauriai svarbus dalykas ir jų kaita irgi raida buvo, prieš tai buvo kitokie, kitoks dydis, tai kai viską tą analizuoji, tai labai fainai stebėt, kad 46 buvo tokie, 40 po 47 pradeda keistis, bet viską tą naudoja. Ir viskas yra, ir egzistuoja, ir kas svarbiausia, kad įsakyme parašyta, kad šitais dalykais rūpinasi rinktinės vadai ir jie teikiami nemokamai. Tai viską turėjo susiorganizuoti, pasiūti, išausti, įvairius buvo pavyzdžiai. Jų aišku, aš manau, va šito, to siaurumo yra platesnės, bet ten turbūt Tauro apygardos yra išlikę. O Dainavos apygardos konkrečiai tokios tai net nėra išlikusių. Mes ką turim išlikę, tai žiauriai labai mažas toks siauras dalykas su partizanais, imantai antsiuvai, rankovės, įvairių apygardų
antpečiai, kurie buvo tarpukario Lietuvos, kai kurie gaminta, pavyzdžiui, perdaryta arba užsita tuo laiku, arba iš vokiečių, arba iš sovietų. Įvairiai, daug miksų būna. Šiaip tai labai plati tema, nes labai įvairių dalykų galima atrasti. Mes kai su Daliu Žygeliu atsisėdam, tai kai pradedi analizuoti, tai čia Dainavos apygarda, tai labai aišku, labai aiškiai matosi, kur yra lietuviškos uniformos, ar palaidinės lietuviškos, karininko uniforma, ar kareivio. Pavyzdžiui, kad ir šioje fotografijoje mes aiškiai matome, kad pas Vanagą yra karininko uniforma. Nu, aiškiai, tai, nu kaip aiškiai, ne visiems gal aiškiai, bet, nu, man aiškiai žinant tuos antkišenių formas. O čia, pavyzdžiui, pas Vaclovo Veržeibą, tai buvo šauktinių kareivių uniforma. Jis buvo iš Elto Milo, arba Gelumbės, kitaip šnekant, storesnis toksai, čia jau toks prabangesnis variantas yra austas diagonalo arba įstrižo audimo audinys vilnonis, kur siūsdavosi iš Anglijos, aišku, ir vietiniai ausdavo drobę, pavyzdžiui, tarpukario Lietuvoje ausdavo, naudojo. Tai toks labai įdomus dalykas. O visos uniformos, kad būtų visa uniforma, kur nors saugumo sandėliuose dar kažkur nėra išlikę? Ne, visos nėra. Yra išlikęs, pavyzdžiui, Juozo Kraujelio švarkas, kuris jau pakankamai vėlai buvo pagamintas. Ir vat jo yra išlikę. Urbono kepurė irgi 56 metų. 7, neklystu. Arba 7. Nu, kažkas apie tą laiką. Jo, apie tą laiką, tai irgi pakankamai vėlus laikotarpis. Viskas, daugiau iš uniforminių dalių, tai yra antpečiai, antsiuvai, ką minėjau, nu, labai mažas dalykas. Tai vat ir šiuo atveju iš tos juodai baltos vandenino to juodo, tu vat perteiki į tas spalvas pereini, kada tu naudoji ir analizuoji tarpukario Lietuvos kariuomenės uniformas, kokie atspalviai, kiek jų buvo, nes jų buvo, šiaip mes galim net šiaip turėtume įsivaizduoti ne tokį kareivį, kaip tarpukario kareivį, viršus karininko viena spalva ir tokia pat ir kelnė. Visiškai ne. Buvo kelnės arba tamsesnės, arba šviesesnės, nes skirdavosi. Vienos labiau susinaudodavo, nes jau karininkai, puskarininkai eidavo individualiai, siūdavosi mundurus, tie kelnės galife, taip pat ir partizanai ir naudojo, nu labai ką gaudavo, tai irgi įvairių. Nu nebuvo tiekimo. Ne, tai jo, tai čia jeigu gaudavo, tai labai apygardos priklausydavo, nuo madų noro, kaip atrodyti privalo. Tai Dainavos apygardai tas labai buvo aiškiai įsakymų surašyti. Nu gal turbūt Dainavos apygarda daugiausia, kur bent pradžioje karininkų buvo vadų. Aišku, Tauro apygarda, nes šalia, aišku, neatmetama ten ir Aukštaitinių, tiek Vytauto, tiek, pavyzdžiui, Gimanto apygardoje, arba net įmant ir Vyčio. Visi pagrindiniai ten vadai, tai praktiškai visi yra karininkai. Tai tik tai vieni laisviau, pavyzdžiui, ne jeigu Vyčio apygardoj žiūrėsim, tai galbūt mažiau matom su uniformom, o daugiau tokia įvairesnė civilio mikso ir mažiau to tokio visiško. Nes, pavyzdžiui, Staniškis Lytasis nenešiojo uniformos niekada. Niekada, nors buvo vienas pagrindinių vadų. Visiškai karininkas. Nu, tai čia toks labai savotiškas. Visiškai. Ačiū Jums labai.